Sorry. Sveikinu pranešėją su griežtu, bet dažnomis vietomis tikrai teisingu pranešimu ir noriu pabrėžti ir atkreipti kolegų dėmesį, kad Lietuva kartu su Slovakija ir Bulgarija įvykdė savo stojimo sutartyse numatytus įsipareigojimus ir iki numatyto laiko uždarė senus sovietinius branduolinius reaktorius. Dauguma su Ignalinos uždarymu susijusių projektų įgyvendinti arba įgyvendinami. Aišku, tam tikrų sunkumų iškyla. Pradėjus dirbti naujai Lietuvos vyriausybei ir Ignalinos atominės elektrinės valdybai, tikimasi patraukti teisinėn atsakomybėn tuos asmenis, kurie nevisiškai tinkamai organizavo darbus. Taip pat peržiūrėti susitarimą dėl panaudoto branduolinio kuro saugyklos statybų, išsiderant kuo palankesnes sąlygas. Visiškai pritariu, kad būtina visiškai skaidriai valdyti lėšas ir naudoti išteklius, tokiu būdu užtikrinant branduolinį saugumą. Tačiau pasinaudojant progą ir kalbant apie naujas atominės elektrinės, norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į ES pasienyje Rusijoje ir Baltarusijoje planuojamus elektrinės su bandomaisiais reaktoriais. Čia turėtų koncentruotis mūsų dėmesys. Dėkui. Thank you. That ends the explanations on the Marinescu report. We now move to the Barbara Matera report. The first speaker again is Mr. Rohde. You have the floor. Jens. Tak for det.